Yra tokia Miranda, jie yra 25 metai iš Tauragės. Labai linksma mergina, tačiau niekaip nepavyksta susirasti vaikino. Galėtume paskambinti ir atseit pakviesti pasimatymų šou. Ar išsirink mane į laidos filmavimą. Dažnai keliauju į Norvegiją. Anksčiau dirbau Tauragės bowlinge, barmene. Miranda. Pažiūrim, Facebookas yra numestas. O, kokie. Plaukai kokie garbanoti. Seksi? Seksi labai. Miranda. Moterytė. Klausau. Labas, Miranda. Labas. Klausyk, žinok, aš taip nustebau ir taip ir nusivyliau tavim ir šiek tiek net nusivyliau, bet nuliūdau, kad atėjęs į bowlingą, kaip visada mėgstu, po ilgo tarpo, nebepamatau tavęs už baro dirbančių. Jo. Taip. O kada paskutinį kartą matei? Nu, senokai, galiu pasakyti, labai senokai mačiau tave. Tai ką, tu nebedirbi ten? Senai. Geras. O aš grįžau vien, galiu pasakyti, bent vieną kėlę pažiūrėti tave, bet nepavyko. Iš kur tu grįžai? Aš, žinok, keliauju ir grįžau dabar po ilgos pertraukos į gimtinę, į Tauragę ir vat, kažkaip užbėgau ir galvojau, kad tave pamatysiu, bet žiūriu, kad ne. Na gaila, gal kad dar pamatysi dar? Nu, aš nežinau, klausyk. Tada atrodo taip tyčia slėpiesi nuo manęs, bėgi nuo manęs, kad tik nepamatyčiau, kad tik neužkalbinčiau, kad tik tai nepakviesčiau. Niekur aš nebėgu. Tai kur tu visą gyvenimą būni, kad tu nesi šalia manęs? Aš žinau, štat kur tu būni. O kur aš būnu? Nu, kur. Kur? Visi puikiai mes žinom. Nu ką, žinom, pabūnu, paskui, žinai, išeinu ir vėl. Nu tai va, mes irgi taip pat padirbam, išeinam. O tai kur dabar tave rasti? Kokiam? Tam pačiam mieste? Tam pačiam mieste tu esi? Nu taip. Klausyk, tai gal būtų šiandien mano toks vienas iš laimingesnių vakarų, kad galėčiau nebe tik tave pamatyti už baro ir nebe tik žiūrėti nuotraukas tavo gražias, bet ir gyvai pamatyti. Jo? O tu iš Tauragės? Taip, aš iš Tauragės. Nu kaip aš iš Tauragės? Galiu pasakyti, kad čia jau 10 metų negyvenu, bet nu, mano tėvai čia gyvena. Aišku. Tai kažkaip, ar sutiktų man tokią malonę ir tokią... Šiandieną? Šį vakarą, ne tik šiandieną. Šį vakarą? 10 dabar yra. Ir mes galėtumėm tiesiog puikiai praleisti vakarą. O rytoj? Galim ir rytoj, galim. Aš dar būsiu, žinok, geras porą savaičių čia Lietuvoje, nesakau, kad Tauragėj, bet būsiu, o po to vėl išvažiuoju, išskrendu, tai yra toli, už jūrų marių. Supratau. Galbūt per tas 2 savaitės spėsime tiek nuveikti, kad žiūrėk, krausies lagaminą ir keliausi kartu su manimi. Supratau. Kodėl tu taip juokiesi? Kikieni? Daugiau nieko nepasakysiu. Ar aš daugiau nieko nepasakysiu? Žiūriu dabar į tavo nuotrauką. Kokią būtent? Kokią Facebook'e. konkrečiai galima? Žiūriu į tas garbanotas tokius šviesius plaukus, kurie mane taip erzina ir taip, ne tai kad erzina, žinai, bet taip kutena. Jo? Jo, jie kutena mane labai. Ir galiu pasakyti, kad tavo balsas yra iš tikrųjų labai seksualus. Ačiū. Labai net. Jo? Ir juokas Jeigu noriu, to išgirsi ir daugiau. Mano balso. Noriu. O tu vis dar vieniša? Jo? Geras. Matai, kaip sekasi man. Gal nelabai geras. O kodėl? Kodėl? Ne, viskas gerai. Viskas gerai, ar ne? Tai ką veiki, kam savo dabar laimę dalini? Kam savo laimę dalini? Va, būtent Facebook'e sėdžiu. Facebook'e? Tu mane gali susirasti Facebook'e, aš irgi esu. Jo, tai sakyk vardą, pavardę taip pat. Dabar tu esi? Jo, prisijungs. A ne? Gal aš O tu gal mano drauguose? Aš nežinau, ne, tavo drauguose nesu. Nu tai va. Tai jeigu tu mane matai, tai pakviesk, galiu ir aš tave pakviesti. Gali mane pakviesti. Tik sakyk vardą, pavardę. O tu manęs tikrai neatsimeni? Nu, žinai, pats gi sakei, kad senai matei bowlingę.
Nu taip, aš sakau, Tai galbūt ir užmiršau. kaip tu galėtum mane užmiršti, žinok, aš tikrai nesu nepamirštamas. Bet žinai, senai buvau tiesiog. Ai, nu aišku. Dabar Amerika, žinai, verslas, pinigai ir visi šitie reikalai ir jie mane įpareigoja. Bet aš dabar grįžęs, tas 2 savaitės taip noriu, žinai, nutolt nuo visko ir tai pamiršti, kas yra blogo, kas yra kažkaip kitaip. Nu, tai va, galėtų žiūrėti Tauragę pamiršti. Aš esu Tauragiai dabargi, Ai, sakau. tai esi Tauragė. Taip. A, tai šūnu. Taip, taip. Puiku. O tai kaip tu, klausyk, gali padėti man pamiršti visas tas problemas? Kodėl tu tempi gumą? Tai tu pakviesi mane Facebook'e draugus. A, tu nori, kad aš tą pakviešiu į draugus? Nu jo. Nesakai savo vardo. Mano vardas yra koks? Nu, Mano vardas yra Jonas. Jonas, malonu. Malonu. Senai buvai Tauragėj? Ne, man rodos, visai nesenai buvai Tauragėj. Ar aš nesenai nebuvau Jo, Tauragiai? jo. Aš dabar Aha. esu. Ai, aš žinau, kad tu dabar esi, bet prieš tai. A ne, tai Irgi tu buvai reiškia, nesenai. tu mane pastebėjai. Sakau pastebėjai, tu tikrai turėjai mane atsiminti. Tikrai aš tave atsimenu. Geras. O aš matai tavęs kažkaip vat praleidau kažkur. Nu, va ir pasigėdai. Tai klausyk, rytoj galime susitikti, ar ne? Taip, rytoj po pietų galime susitikti. O ką veiksi, jeigu darbo neturi, dabar galim susitikti, kažką nuveikti. Tau skambina kažkas. Skambina. Kas skambina? Ai, koks skirtumas. Meilužės koks, ar ne? Oi, ne, kodėl taip? Ne, neturi tokio. Ne, kodėl negali draugės skambinti, ar tarkim kažkas. Tavo jokas Kartu. tikrai yra užkrečia. Jo. Ai, va, įdomu, žinai, kas dar. No. Jo, tai jeigu mane taip senai matei, o tai iš kur pas tave mano kontaktai? Kontaktai. Iš tikrųjų, tavo kontaktus aš gavau iš savo draugo, kuris irgi gyvena Ukmergėj. Gyveno Ukmergėj? Gyvena iki šiol. Nieko Tauragėj. nepažįstu. Tai yra Žydrūnė tokia. Žydrūnė. Taip, Žydrūnė, mano labai gera draugė. 2 Žydrūnės pažįstu, labai įdomu, kuri. Iš T raidės pavardėjos. Iš T raidės, blemba. Abi 2 iš T raidės. Eik tu. Nu tai sutapimas. Šakės. Teni. Supratau. Matau ją Facebook'e, taip pat aš jai parašysiu. Parašyk ir perduok linkėjimus. Nuo Jono. FM. Ačiū, bet aš supratau iš pirmos minutės. Nu, Tu esi Jonai neseniai buvęs Tauragiai? Aha, aš esu buvęs. Buvo klube šitam. Jo, tai ką veiki gero? Klausyk, Miranda. Nieko, dabar vakaras. Va, sėdžiu Facebook'e. Facebookinė, ne? Klausyk. Tai gero tau vakaro. Ar rūkai, Miranda? Dėkui labai. Miranda, rūkai? Žydrūnė. Ar rūkai? Aš ne, niekada. Nieko niekada nerūkai? Ne. Gerai.